sakykime, Mhm. bet, sakykime, jeigu ne challenge'as, taip pat, jeigu, sakykime, vat, kaip ir tu, ne, jeigu tu to gyveni, kiek kartų per savaitę tu tai darai kiekvieną dieną. Nuoširdžiai, ne. Ne, man buvo visokių periodų. Iš pradžių darydavau aš, kai pati treniravausi po 3 kartus savaitėj, dažniausiai. Po to treniruodavus, čia pas mokytoją, po to treniruodavus dar pati namie. Tai kiek jau išeidavo, kartais 5 kartus per savaitę. Po to, kai išvažiavau į Balį ir grįžau sąžiningai, treniravausi visą mėnesį, kėliaus 5 ryto. Ir aštanga joga daroma yra būtent, kad 6 dienas per savaitę, turi tik vieną dieną laisvą. Tai keltis 5 ryto ir jau tokiom grįžus namų sąlygom, kad kiekvieną kartą, tikrai neišeidavo. Ta prasme, nes turiu anksti nueiti miegoti, o aš mėgstu vėlai nueiti miegoti ir noriu anksti atsikelti. Tai du nesuderinami dalykai. Praktikoje taip neveikia. Tai ir man lygiai taip pat neišeidavo. Po to visaip treniravausi. Buvo, kaip man pasakė, kai pradedi, darai jogą iki tam tikro lygio. Ir neaišku, kada tas tavo lygiai, kada tu pasieksi. Kai tu suvoki, kad su savo kūnu gali padaryti viską. Jau pasieki savo galvoj tą aukščiausią tašką. Ir tada pasidaro nebeįdomu. Ir kas tada būna? Ai, aš jau žinau, kad galiu, nebereikia. Ir tada viskas, ir toksai downhill, į apačią. Ir tada darom tas treniruotes. Tik, kad kartais, jau žinai, kad iš pradžių tas siekimas, noriu išmokti ant galvos stovėti, vis dar noriu ant rankų išmokti, bet jau gal greitai, jau gal šiais metais padarysiu. Ir tas toksai, žinau, kad galiu jau ant galvos stovėti, moku, čia koją iškėlus, jau laikau, žinai. Ir toksai žiūri, ir ten tą poziciją, ten susiviniojus, vis taip jau galiu padaryti. Ir toksai, jeigu pasistengsiu ir kitą padarysiu, ir toksai jau žinai, kad kiek norėsiu, tiek ir padarysiu, žinai. O tu, būtent aštangos jogai, kuo tu daugiau padarai tų pozicijų, tu kiekvieną kartą turi kartuoti kiekvieną dieną vis daugiau ir visas iš eilės. Ir tada galvoju, tai gal man ten daugiau nebereiks stengtis, man jau pakanka šito, nes tu žiūri, kad tavo treniruotė iš valandos jau prasitęsia iki 2 valandų. Ir tai galvoju, tas man beginnerio tas pozas, tai užtenka, jau gana. Tai va. Ką šiandien? Šiandien kapuosim į kitą vietą. Ar turit be to klausimų iš vakarykštės treniruotės ar šiaip kokiu nors? Dabar kaip ir ne. Dabar ne. Kas žiūrit video įrašą, tai pasižiūrėkite, jeigu kils klausimų, tai parašykite į chatą, ar ten kažkokios pozicijos neišė. Man įdomu buvo sužinoti, bet čia su Andželika minėjau, kad įdomu sužinoti, kaip ar išėjo kažkiek geriau tą pozą, kai parodžiau varlės. Man neišeina. Kaip? Man neišeina varlės poza ir man neišeina kojų sukryžiuoti ir aš nežinau, kaip reikia kojas laikyti taisyklingai kitu atveju. Čia būtent varlės pozicijai? Varlės pozicijoje ir kai pradedam daryti, kad vieną ant kitos užkeltą kojas, aš nežinau, žinokit, kaip atlikti man pratimus, Renata. Čia šitą? Jo, ir šitą, ir varlesnį. Tai šitą nėra dabar būtina. Tiesiog tada sėdit ant kelienų ir viskas. Tai šita pozicija yra lygiai taip pat. Pavyzdžiui, kaip, jeigu aš dabar tiksliai nemaišau, atsisėdus ant kelienų, ant kulnai po užpakaliu, kai sėdim, pasėdėjus 10 minučių, man atrodo, 10 ar 1 minutę. Vat man šitas skaičius maišo ir tikrai neatsimenu, bet jisai prilygsta valandos pasivaikščiojimui. Šitai pasėdėjus. Tokį pat poveikį gaunat, kai 10 minučių pasivaikščia. Tai vat jeigu sėdit, tai pradiniai ir būtų šitą, sėdit ant kelienų tik. O varlės, tai vat bandom, kaip aš vakar rodžiau, jeigu įsigijo tos blokelius, kur yra jogos, jeigu turit, ar kažką pasidėti panašaus iki tokio storio, pasikišt kažką po kulnais. Ir tada bandyt ištemti, kaip jau išeina toj varlėj jum atsisės, kad ir šitaip, Ir tada dėti rankas toliau į priekį ir kad prasimasažuot. Jau kur išeina. Ir tada vis arčiau bandyt, kol jinai daeisit iki tinkamos pozicijos. Tai kai aš rodau va čia, kol mes darom šitus pratimus varliai, kai sėdam,
Tam, kam neišeina, jūs bandot visaip prasijudinti. Tai ant vieną koją pakelti, šitaip, ane, prajudinti. Tai abi kojas pasikelti, prasijudinti į priekį, ane. Ir visur, kad prasimasažuoti, net gali išpratempti, prajudinti tos klubus, ane, kad išsijudintų tą energiją visur ir tą įtampą išeitų iš klubų. Nes kažkokia užsiblokavusi energija yra, nebeatsimenu, man atrodo, su moteriškumu irgi susiję. Kad užkalkėja. Man vienos pozos, pavyzdžiui, aš tikrai iki šiol nepadarau, bet būdavo, aš netreniruojuos taip daug. Ir aštangos jogoje irgi jinai nesitreniruoja. Vat būtent kaip varlytė atsigulus ant žemės mane pasispaudžia. Neprisispaudžia ta varlytė niekaip. Bet jeigu būdavo koks retrytas, aš tą varlytę padarau. Taip, kažkas atsipalaiduoja matyti ten ir žiūri, jau sėdi toj gulščioj varlytei. Tai man. Gerai, jeigu nebeturit klausimų, klausimas, ar pasimasažavot kojas prieš treniruotę? Kas turit kamaliuką? Turi kamaliuką? Įsigyk kamaliuką. Pamatysi skirtumą. Net kai pasimasažuojam arba kitą kartą, kol apsijungiam, aš, pavyzdžiui, darydavau tiltelį, iš tikrųjų labai didelis skirtumas darant tiltelį, kai tu pasimasažuoji koją daug lengviau, jisai ten, prasitempi, žinai, iš karto toksai, nes tau visą stuburą pramasažuoji, jisai tos meridianus ten visus išjudina. Ir taip suaktyvina, žodžiu. Net kai masažuojas, taip atrodo, taip visas, taip ir pečiai nukrenta, taip ramiai. Ir tai fainai palieka. Tai man. Gerai. Sėdimės į savo vietą, į patogią poziciją ant kilimėlių, kam neišeina. Sėdėti sugrįžiavus kojas, aš šiandien kaip tik rašiau tekstą apie jogą ir kaip visi sako, tai jie ten sėdi, tik tai atsisėda to į lotoso pozą ir nieko neveikia, ne? Bet kai mes nesam darę ir tie ypač, kur sako, sėdi toj pozoj ir nieko neveikia, tai reikia išmokti toj pozoj sėdėti, ne? Labai turi daug atitirpti raumenų ir tavo pilvo raumenis, kaip yra, tie vidiniai raumenis, stuburo raumenis. Visa pozicija turi būti jau atidirbta, kad tu galėtum ten sėdėti ir po valandą, ir po 2, ir po 3, ne? Tai challenge. Tai dabar atsitaikom į patogią mum poziciją, rankas ant kelienų. Dar kame yra skirtumas, kaip, pavyzdžiui, delnus laikom į save, ane? Tai reiškia, mes turim savo energiją ir mes kvėpuojam savo energiją. Kai norim gauti iš aplinkos, delnai yra į viršų. Ir reiškia, čia kaip pirštai yra, tas om ženkliukas, ne, šitos mudros, tai čia mes sulaikom, gaunam energiją ir sulaikom savį, kaip pirštai užrakinti. Pečiai nuleisti, pakeliam aukštai galvom, nuleidžiam smakrą ir jaučiam, kaip truputį įsitempia pilvo raumenis. Kai kvėpuosim, dabar kvėpuosim ne į pilvą, nei pro galvą, o kvėpuosim į širdį. Ir kaip atrodo, galim truputį net plaučius išplėsti toj pozicijoje, taip nuo širdies. Ir įsivaizduojam, kaip plečiasi iš šitos vietos į šonus, į apačią ir į viršų. Ir galime įsivaizduoti, kad tai, tarkim, kaip mūsų ta širdis pulsuoja, arba iš čia įsiskleidžia tokia auksinė švari energija iš širdies ir jis skleidžiasi. Taip išsiskleidžia ir grįžta į vidų. Ir mes kvėpuojam tą dievišką tokią energiją ir iš vidaus eina ta energija. Susikoncentruojame vidų ir jeigu norint išlaikyti pastovų ir lygų kvėpavimą, tai galim netgi su viena ranka ant pirštų skaičiuoti. Įkvepiam 1, 2, 3, 4 ir ant pirštų galiukų netgi taip. Ir iškvepiam 1, 2, 3, 4. Kad mintyse po to nereikėtų skaičiuoti, jūs dėliojat ant pirštų 1, 2, 3, 4 ir taip toliau. Ir savo tempu. Tai dabar pradžiai įvesiu, taip įkvepiam. Per nosį 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Iškvepiam 1, 2, 3, 4. Įkvepiam 1, 2, 3, 4. Ir toliau skaičiuojam patys.
Pajaučiam kvėpavimą mūsų viduje. Kaip įkvėpta dieviška energija sujudina visas mūsų ląsteles. Pažadina mūsų širdis. Pažadina meilę, besąlyginę meilę. Ir atrodo, kad pradedam alsuoti širdimi. Kvėpuojame širdimi. Kvėpuojame dievišką meilę ir tyrumą. Iškeliam rankas į viršų, keliam į viršų virš galvos, sudedam delnus ir įsivaizduojam, kaip delnuose prisipildo šviesios energijos ir apsigaubiam visą kūną. Ir suglaudžiam delnus tarp kojų ir padedam delnus ant kelienų. Pradedam judinti galvą iš lėto pusę apskritimo ir jaučiam, kaip ištempiam kaklą. Ne tik mažą apskritimą, bet didelį savo pajūtimu visame kakle. Pajaučiam, kad tikrai išsitempia užsistovėjus energija. Pasišalina įtampa, kuri yra kaklo srityje. Jau patys pradedam atsiminti, kaip turime kvėpuoti. Įkvepiam prie kairės pusės, iškvepiam į dešinę. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Tai kvėpuojam savo tempu. Ir grįžtam prie kairio peties, sukam galvą į priekį, prie dešinio peties. Jaučiam, kaip esanti įtampa kakle pasišalina. Grįžtam prie kairio peties ir sukam visą apskritimą. Įkvepiam gale, iškvepiam per priekį. Įkvepiam per nosį ir iškvepiam per nosį. Ir į priešingą pusę įkvepiam ir iškvepiam. Grįžtam į centrą ir žiūrim į viršų. Dabar, kai žiūrėsime į viršų, iškišam liežuvį. Ir iškišdami liežuvį, bandom liežuviu pasiekti nosies galiuką ir keliam kaklą atgal. Dabar iškišam į viršų ir žiūrim atgal, kvėpuojam per nosį.
Ir nuleidžiam iš lėto galvą. Ir lenkiam galvą į vidų, į bambą, susiriečia. Žiūrim į bambą. Grįžtam į centrą, pasukam pečius. Pakeliam į viršų, atgal, taip stipriai atgal, ne tik paviršutiniškai, bet pečius atgal, krūtinę į priekį, į apačią ir taip tikrai tokį didelį apskritimą sukam. Tik keliam, bet ir sukam. Ir į priešingą pusę. Padedam kairę ranką ant kilimėlio ir dešinę pakeliam virš ausies ir dedam, jau bandom kiekvieną kartą vis daugiau delną arba ranką padėti ant kilimėlio, jau pasižiūrim, tik pasižiūrim, kad tik užpakalis nesikeltų į viršų. Jeigu keliasi, tada grįžtam atgal ir pasidedam ranką. Viskas gerai, jeigu esat šitoj pozicijoj. Viskas tvarkoja, geriau būti šitoj negu šitoj. Aišku? Ir jaučiate, kad būtų tempimas, kad tikrai tempia visą šoną. Ir atsiranda didesnis lankstumas. Kvėpuojam į tempiamą šoną. Ir vis galim taip įsivaizduoti, kad bandom pasiekti toj kitoj pusėj. Sugriebtą šokoladą nuo spintelės. Tik dabar ne į viršų, o į šoną. Tai su ranka irgi įsitempiam. Jinai nėra vien tik atsipalaidavusi. Svečių atėjome. Ir kvėpuojam. Dabar įkvepiam, pakeliam abi rankas ir nusileidžiam. Tai vat, kad jaustumėm dar labiau tempimą, įsivaizduokit, man čia priešais duris ir bandau pasiekti duris. Tai tiesiog tempiu, bet užpakalį, ką darom su sėdimą dalim? Sėdimą dalį tarsi irgi klejuojam į apačią ir su ranka tempiamės, kad tikrai būtų tempimas. Bet nekeliam peties link viršaus, petis lieka. Toj pačioj pozicijoje pečiai nuleisti, tik ranka tempias ir šonas tempias. Tik kai trumpai pasakyti, ne iš peties tempiamės, o iš šonų. Ir įkvepiam. Pasikeliam, iškvepiam, nusileidžiam. Įkvepiam. Kai kvėpuojam ir čia pakeliam, atsiminkit, kad čia turi būti taip tvirtai suspausta, kai keliamas, gerai? Kad nepasižeistumėm nugaros. Nusileidžiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Atsipalaiduojam. Dabar įkvepiam, vėl pakeliam rankas, pasisukam į kairį šoną, žiūrim per kairį petį ir nuleidžiam rankas. Kai nuleidžiam rankas, dešinę ranką dedame ant kairio kelieno ir mes jį tiesiog stumiam, kaip norėtumėm tą kelieną pastumti su visu šonu ir tada stipriai susisukam į kairę pusę, žiūrim per kairį petį. Ir kvėpuojam per nosį. Kvėpuojam į širdies centrą. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, įsitempiam aukštai ir susisukam į dešinę pusę. Kairė ranka ant žemės, dešinė ranka ant kairė ranka ant dešinio kelieno ir žiūrim per dešinį petį. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų
Ir dabar kairę ranką nuleidžiam, dešinę ranką sulenkiam ir sukabinam už nugaros. Ir išsitempiam. Kai pagavom jau pirštus, žiūrim tiesiai arba į viršų biškutį galvą keliam, pakeliam aukščiau. Dar kas sėdit ant kelienų, jeigu pradeda skaudėti kelienai, pasidėkit kažką po kelienais. Dar taip pat galit pasidėti pagalvę tarp kojų, susivinioti arba kilimėlį ar rankšluostį tokį didesnį. Dabar atpalaiduojam. Jeigu šitoj pozicijoje kažkam neišėjo sukabinti, ne, tai galit irgi pasiimti, kažkokį tai rankšluostį ar diržą ir kad susikabintų. Arba bent jau, jeigu šiuo momentu neturi, tai bandyti tiesiog juos pasiekti, ne, viskas tvarko. Ir atpalaiduojam ir darom kitą. Viskas gerai, ten už piršto galiuko užsikabino, tvarkoja, neužsikabino irgi gerai. Vis tiek progresas vyksta. Labai gerai yra, kai kas nors ateina. Viskas gerai, Aušra, nes jis neišsitempi. Nepersitempkit. Jeigu jau tempia kažkur. Arba paprašyk vaiko sukabins rankas. Sakyk, sukabink man pirštus už nugaros. Padarys mano darbą. Ir atpalaiduojam. Iš lėto. Pasukam truputėlį pečius, taip kad atsipalaiduotų, taip ramiai. Ir atgal. Ką turėjau omeny dar, bet kaip minėjau, atkryžiuokit kojas, jeigu buvot sukryžiavę, truputėlį ištieskit lėtai, nes jeigu susidėjo, taip gali biškį per kelienus spausti. Būtų tie, kurie sėdat ant kelienų. Aš čia vaiko lopšelį dabar po ranka turiu, taip. Pavyzdžiui, susiviniuosit pagalvę arba kokį didelį pledą ar tam kažkokią pagalvę ir kai sėdat ant kelienų yra pasikišat po čia ir sėdat. Čia vietoje lotoso pozicijos. Ir tada bus labai patogu sėdėti, nepavargšęs, nespaus kojas per daug, bet pasimkit tokią didelę pagalvę, kad būtų patogu, ne? Ir galit pasidėti kažką po kelienais. Nes to įžangą, kai darom daugiau, ne? Tai yra labai gerai atsisėsti. Kam reikia. O dabar kojos ištrauktos. Pamasažuojam šoną. Čia delnus sudedam. Ir prasimasažuojam. Ir pabusim drugeliais dabar. Buvom varlytėm. Dabar drugeliais. Sukryžiuojam pėdas, pėdas sudedam. Pasiemam 2 pirštus, tviksus. Sukabinom už nykščių. Pečius nuleidam, krūtinę į priekį. Smakras į apačią ir tokias tiesas, gražios drugeliai. Skrendam. Kvėpuojam per nosį ir skrendam. Skrendam aukščiau ir greičiau. Ir dar greičiau. Giliai ir lėtai kvėpuojam. Ir po truputėlį lėtinam tempą. Ir šauniai atsipalaiduojam. Ir dabar pirštų galiukais einam po truputėlį į priekį. Kiek jau leidžia, kiek galim tą nusilenkti. Ir lenkiamas. Tai tiesiog atrodo taip ir pakrentam ant savo kojų, jau kiek išeina. Nuleidžiam galvą.
Pirštų galiukais pasikeliam. Suglaudžiam kelienus. Ištiesiam kojas. Išskėčiam kojas. Praplečiam, išskėčiam, kaip jau gražiau skamba. Ir jau kiek galim, ten iš to šonus paskleidžiam. Ir tada piršto galiukais einam truputėlį į priekį. Leidžiamės, leidžiamės, leidžiamės. Ir jau kur sustojom, ten ir pasiliekam, kvėpuojam. Va, aušra turi pagalbininką. Tai vat paprašyk, kad patemptų už rankų tau. Ne tu įtemk, o leis patempt. Dar be to, kaip šitoje pozicijoje sėdim, dabar grįžtam irgi mažais žingsneliais atgal. Dabar padarom dar kartą tą patį pratimą, tik pasižiūrim, ištraukiam užpakalį ir pasižiūrim, kad sėdam ant kaulų. Tai yra, kad taip, dabar įsivaizduokit, kad va čia tas bulkytes ištraukiam ir va šita vieta, eina į šitą pusę. Va taip kaulai įeina į vidų. Ir tada gaunamės, kaip įsivaizduokit, tas sulūžusios lėlės. Čia nugarą tiesi ir mes tiesiog leidžiamės, Tai juda mūsų tik tai klubai. Nugara nejuda. Mes turim eiti iš šitos pozicijos. Visiškai. Kodėl yra? Čia vat, neleidžia, kai nėra tų raumenis, dar nėra susikūrę va šitoj vietoje, jie neleidžia ir gaunas, kad mes sustanginam labai stipriai ir kad apsaugoti, kad neplyštų raumenį. Tos sausgyslės, kurios yra čia. Tai čia gaunas apsauga ir todėl mums toks įgaunas trukdis, iš pabiškutį. Bet vat pasistengkit, vat šitaip sėdit ir vat nors tiek, pasilenkti į priekį, jaučiam tempimą, viskas gerai. Jeigu yra kažkas pagalbininkas, pasiimam pagalbos arba kažkur įsikipta neprisitraukti, tai labai padės. O tai kam išeina dabar toliau. Slenkamės, kiek jau galime į priekį, sustojam ir kvėpuojam. Esam, kur esam, labai gerai, kad esam. Procesas vis tiek vyksta. Pajaučiam savo kūną ir dabar susijungiam su savo kūnu. Ir giliai kvėpuojam į vietą, kur tempia. Ir mintise duodam komandą atsipalaiduoti. Įsivaizduojam, kaip kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu mūsų kūnas vis labiau atsipalaiduoja. Ir kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu aš nusileidžiu vis žemiau. Ir truputėlį pabandot nusileisti dar žemiau. Tada įkvėpėt, iškvėpėt ir dar leidžiatės. Leidžia tam skausmui būti, leidžia tam tempimui būti. Jūs būsite mažiau, aukščiau ar žemiau, temps vienodai. Bet jeigu leisite savo ir priimsite tą skausmą, tą tempimą, kurį jaučiate, tada jūsų kūnas galės vis labiau nusileisti. Leiskite išsitempti. Apjungkit savo mintis ir pasakykit, kad aš sprendžiu. Tada lengvai, palengva truputėlį galite grįžti į viršų ir pasislinkti prie kairės pusės. Ir ant kojos taip nusilenkiam. Taip pat jaučiam tempimą, aš irgi jaučiu. Ir leidžiam tam tempimui būti. Pasakom, aš tave jaučiu. Ir kiekvienu iškvėpimu, įkvėpimu vis labiau atsipalaiduoja. Kiekviena ląstelė esanti kūne vis labiau atsipalaiduoja.
Ir pasikeliam pirštų galiukais, einame prie dešinės kojos. Ir pirštų galiukais po truputėlį pasislenkam į centrą ir pasikeliam į viršų. Išsitempiam. Pasiemam, galim net pasimti rankas ir pakelti lėtai kelienus. Pakeliam. Nu, tokios ištemptos kojos, tada lėtai suglaudžiam ir pasisukam ant šono. Ir atsisėdam į vaiko poziciją. Truputį pasėdam. Galit rankas delnus pasidėti po galvą arba į priekį. Čia labai nėra svarbu dabar. Ir atsikeliam. Truputį jau pailsėjo, neužsiilsim per daug. Tęsiam ir atsisėdam į mėgstamą varlės poziciją. Tai va, kam sakiau, kam dar neišeina sėdėti varliai, tai tiesiog visą laiką prasimasižuojam. Va šitaip, nuo vieną koją va šitaip padėta pilnai, ane, o kitą pasistebam. Ir tada dedam daugiau rankas į šonus, nes nelabai išeina, ne, jeigu neišeina stovėti. Ir tada prasivaikštam. Vieną, kitą. Vieną. Ir visaip tas kojas pramankštinam, kad jinai prasivaikščiotų tą varlę vis daugiau. Tada pasidedam abi kojas ir jeigu jos stovi, vat, pavyzdžiui, būna, kad nenusileidžia, nes aš ne visus matau, kurie darys, nenusileidžia kojos, ne? Tai tik vieną kulną dedam į apačią, o kitas pakeltas. Ir tada atvirkščiai apkeičiam. Ir apkeičiam. Ir apkeičiam. Po to pabandom pasižiūrim, jeigu abudu kulnai yra va, šitaip ir nenusileidžia, o jeigu leidžiam, jos pradedam virsti, ne? Tai mes į priekį daugiau delnus ir tada bandom abu netgi gal biškį paspaus, paspiruokliuot, žinai, pabūt. Tai visai prasimankštinam. O kam jau išeina varlytei sėdėti? Tai vat, kai darysim varlytę, šitaip ir darysim, nes varlytė yra tiesiog stebuklingas pratimas iš tikrųjų visiems, todėl aš pradžiai visada jį labai mėgstu keletą pratimų, nes jie yra super atveriantis visas kitas pozicijas. Todėl jos daryti tikrai labai reikia. Tai padedam delnus, nepadedam, sudedam delnus ir spaudžiam, kojas išspaudžiam. Nes, pavyzdžiui, kai sėdam, pradžiai dažniausiai va šitaip, ne? Tai mes turim spausti su alkūnėm kelienus, tada pečius atgal ir krūtinę į priekį. Ir gaunas iš šitokios pozicijos mes išlendam į šitokią. Ne? Tada gaunas ir pečius spaudžiam atgal, krūtinę į priekį ir nugarą tiesiai ir ištempiam visą kaklą. Dabar padedam dešinę ranką ant kilimėlio, kairę iškeliam ir įsivaizduojam, kad norim pasiekti tą šokoladą arba skanėstą tą mėgstamą, kur eisim po jogos suvalgyti greičiausiai. Ir kvėpuojam giliai. Ir apkeičiam rankas.
Ir padedam rankas ant kilimėlio. Tada pasislenkam į priekį ir uždedam visą svorį ant šitų vietų. Ir pakeliam vieną koją. Kai jau bandom pakelti vieną koją, tai kelienus spaudžiam į bicepsus šitos. Ne, atvirkščiai, kai tricepsas čia būtų, ne? Ir į ranką, žodžiu. Ir tada svorį vėl perkeliam ir šitą koją pakeliam. Tada dar kitą koją ir taip apkeičiam. Ir apkeičiam. Ir grįžtam į poziciją. Jeigu kilimėlis ne pradžia, tai nuleidžiam kojas ir pasilsim vaiko pozicijai truputėlį. 5 įkvėpimai pailsėjimui šį kartą, nes tikrai pavargom toj varliai. Grįžtam ant visų 4, praskleidžiam kojas, pasikeliam ir taip pasiemam už nugaros ir pasilenkam. Truputėlį. Ir taip paspirokliuojam vėl į apačią. Ir dabar lenkiamės ir prigaunam vieną kulną, kitą kulną. Ir išrečiam visą nugarą, žiūrim atgal, kvėpuojam į širdį. Sustanginam ir pasikeliam. Grįžtam ant 4. Dabar praskleidžiam pėdas. Čia man nežinau, ar esat pasidėję kažką vėliau dėkelį, kažkokį, kad jeigu kažkam ar kelienam, gali toliau truputėlį daugiau praplėsti. Tai kaip čia būtų, va, šitiek gali praplėsti, ne? Kad šį kartą daugiau praplečiam kojas. Ir dabar įkvepiam, pakeliam kairę ranką, žiūrim į delną, iškvepiam pilnai, nusileidžiam ir kairę ranką dedam tarp dešinės kojos ir dešinės rankos ir atsigulam ant kairio peties. Tada dešinę ranką pakeliam ir apkabinam per nugarą. Ir atsigulam. Kvėpuojam per nosį. Dešinę ranką atkabinam ir dedam ant grindų arba ant kilimėlio, spaudžiam dešinę ranką ir pasikeliam. Su dešinės spaudimo rankos pagalba pakeliam visą kūną į viršų ir pakeliam kairę ranką į viršų, žiūrim į delną. Padedam. Iškvepiam. Įkvepiam. Dar kartelį. Jeigu kažkam skauda kelienus, būtinai kažką pasidėkit. Įkvepiam. Iškvepiam, atsigulam ant dešinės rankos, ant dešinio peties ir kairę ranką apkabinam. Atkabinam ranką ir kairę ranką dedam ant grindų, spaudžiam kairę delną ir įkvėpdami pasikeliam,
žiūrim į dešinį delną ir pristatom. Suglaudžiam kojas. Ir pasilsim vėl vaiko pozicijai truputėlį. Pasikeliam ant 4, pristatom pėdas, pakeliam. Truputėlį pasižiūrim, ar yra pečių ploti. Ir stengiamės padėti kulnus. Jeigu nepasideda dar kulnai, pravaikštom. Paminam kaip dviratuką. Ir darom pirmyn, aukštyn, žemyn. Aukštyn, žemyn. Kiek jau eina padėtos kulnus, jeigu jau kažkam pasideda, ne, tai pasižiūrim, jeigu pasidėjo, tada pasidedam kulnus, ne? Ir su įkvėpimu dedam kairę koją tarp delnų. Padedam kairę kelieną ant kilimėlio, su kairę koją paeinam į dešinę. Man atrodo, kojas apkeičiu. Ir tada klubai nuleisti, leidžiam klubus į apačią, pasitikrinam ar koja 90 laipsnių kampu ir tada perdedam visą svorį ant dešinės rankos, įkvepiam ir pakeliam kairę ranką, žiūrim į kairę ranką. Iškvepiam, apkeičiam delnus ir perkeliam svorį ant kairės rankos, įkvepiam, pakeliam dešinę ranką, žiūrim į dešinę ranką. Iškvepiam, apkeičiam delnus. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam per nosį, iškvepiam per nosį. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam. Ir pabūnam. Pabūnam. Kvėpuojam per nosį. Ir neįtraukiam klubų. Atpalaiduojam kiekvieną įkvėpimą ir iškvėpimą. Jaučiam ir įsivaizduojam, kaip mūsų klubai leidžiasi į apačią. Iškvepiam, padedam delną ant kilimėlio. Perkeliam svorį ant kairės pusės. Įkvepiam, pakeliam dešinę ranką į viršų, žiūrim į dešinį delną. Pristatom dešinę ranką, pristatom pirštus kojų, įkvepiam, sutraukiam pilvo raumenis, pasikeliam, pristatom koją ir įsitempiam. Įkvepiam, dedam dešinę ranką tarp delnų, kulną nuleidžiam, jaučiam, kaip viską tempia, bet einam su dešinė koja į dešinę pusę, abu delnai į vidinę pusę. Nu, toj pailsėsim, nepergyvenkit, jeigu jau pavargat. Įkvepiam, kairę ranką pakeliam į viršų. Iškvepiam, nuleidžiam. Perkeliam svorį ant kairės pusės, įkvepiam dešinę ranką. Iškvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam ir kai įkvepiam, ištempiam ranką. Ne tik bandom ir kai ištempiam ranką, bet klubus į apačią leidžiam. Ir padedam delną. Įkvepiam. Ranką tempiame viršų, klubą į apačią. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam, nuleidžiam delną. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam, sulaikom. Ranką nekvėpavimą. Ir kai kvėpuojam, įsivaizduojam, kad bandom pasiekti lubas,
o klubus nuleisti prie grindų. Žinau, kad nėra lengva, bet žinau, stiprios moteris tikrai gali. Ir padeda. Stiprios moteris ir bauna žemės iškart. Galim. Nu dar vieną, tik vieną ranką ir pasilsim tada jau. Įkvepiam. Ir porą įkvėpimų. Tai yra 5, ne porą. Čia tik suapvalinau. Net ir man labai karšta paliko. Nuleidžiam delną. Įsivaizduoju, kaip jums karšta. Nu, bet bus gerai. Pasikeliam ir iš šuniuko poziciją. Išsitempiam. Ir kelienus dedam ant kilimėlio. Pasilsim šį kartą ekstra ilgiau, tai padarysim 10 kvėpavimų. Ir kvėpuojam. Giliai atsipalaiduojam. Padėkojam savo kūnui, kad klausė mūsų komandų šių. Pasidžiaugiam. Ir grįžtam ant 4 į stalo pozicijas, pristatom pėdas, pakeliam kelienus ir einam į šuniuko poziciją, mažai žingsneliais, pasikėlę, einam į priekį. Prieinam į priekį ir čia sukabinam už alkūnių ir lengvai sukinėjamės į vieną šoną ir į kitą šoną. Ir taip jaučiam, kaip mūsų rankos mus tempia į apačią, kad vis daugiau nusileistumėm žemyn. Įsitempia visas kūnas. Įkvepiam, galim sulenkti kelienus, jeigu jaučiasi. Ir pasikeliam, einam į viršų ir išsitempiam. Nuleidžiam delnus. Nu, kaip sakau, jaučiu aš čia klubus. Einam į mėgstamą mūsų poziciją, susirandam sieną, jeigu reikia. Vis dar, bet kiek žinau, jau niekam beveik nebereikia iš to, ką mačiau. Vieną ranką ant klubo sugrebiam dešinį nykštį, ištiesiam. Kvėpuojam. Įkvepiam ir iš šoną. Iškvepiam į priekį, nusileidžiam ant kairės kojos ir abi rankos ant klubo. 1, 2, 3, 4, 5. Nuleidžiam, pamasažuojam. Sugrebiam dešinį kojos nykštį. Ištiesiam koją. Keliam į viršų. 1, 2, 3, 4, 5. Iš šoną. 1, 2, 3,
4, 5, į priekį, nusilenkiam. Ištiesiam koją ir abi rankos ant klubų. 1, 2, 3, 4, 5, nuleidžiam, pasimasažuojam kojas. Įkvepiam, pakeliam delnus į viršų, žiūrim į delną. Iškvepiam, pilnai nusileidžiam ant delnų. Įkvepiam, pusę pasikėlimo, žiūrim į viršų. Dedam didelį žingsnį atgal. Atsispaudimas arba ant kelienų. Sukryžiuojam kojas, taip žirkutėm, ir sėdame. Ištiesiam kojas. Dabar atsigulam. Ai, ne, neatsigulam. Sumaišiau biškį. Šitaip, ane? Bus parodau pirmą variantą. Tai gal šiandien padarykim tik pirmą. Žinau, kad Žydrūnė jau gali daryti antrą, tikrai nes darydavo. Tai parodysiu ir antrą, ne? Pirmas variantas bus šitas. Pasidarom tokį stalą, grinai, ir žiūrim atgal. Antras variantas bus pėdos ištiestos. Vėliau darysim visi. Ir čia. Ir žiūrim atgal irgi taip pat. Tai čia darysim tik 5 įkvėpimus, tai pasirašym. Tai galim šiandien padaryti tik vieną. Visi kartu. Bet jeigu yra norinčių, galit pasipendinti. Tai keliam užpakalį į viršų. Ir kuo aukščiau, kad būtumėm kaip lentos, ir žiūrim atgal. 1, 2, 3, 4, 5, nusileidžiam, ištiesiam kojas, atsigulam ant nugaros, ištiesiam dešinę koją. Kairį kelieną sulenktą paliekam, pakeliam ant viršus, pėdą dedame ant dešinę kelieną. Pakeliam dešinę koją, iškeliam į viršų ir apkabinam šlaunį. Čia 4. Tai kitą kartą paprašiau, kad nereikėtų visko detaliai aiškinti, pasakysiu, darom 4 poziciją. Ir tiesiog kaip 4, nes čia atrodo kaip 4. Ir kvepuom. Kiekvienu įkvepimu ir iškvepimu. Jaučiam, kaip galim koją vis arčiau ir arčiau pritraukti. Ir lėtai nuleidžiam. Ištiesiam koją, nukeliam kelieną, pristatom. Ir visą laiką, ką darom, jeigu yra sulenkti kelienai, tai neskubam išnarstyt kojos, tiesiog viską darom iš klubo. Nenuimam, ne per kelieną, o iš klubo. Nes klubas kelienas turi tik šitokią sulenkamą į padėtį. O jeigu reikia kažką išsukti, tai išsukom iš klubo, ne? Ištiesiam, tą patį darom su kairė koja. Sulenkiam, dedam ant kelieno, dar kartelį sulenkiam. Tai pradinė padėtis būtų šitokia. Galit laikyti šitaip arba ištiestą koją. Ir lengvai nuleidžiam. Ištiesiam kojas. Nuimam dešinę koją. Pakeliam į viršų ir ištiesiam tada per kelieną.
Pakeliam ir sulenkiam dešinę koją. Padedam dešinę kelieną ant kairės kilimėlio pusės. Kairį delną dedam ant dešinio kelieno. Dešinę ranką ištiesiam pečių lygį ir žiūrim į dešinę ranką. Tai susisukam kaip grąžtai. Įkvepiam, pasikeliam ir lengvai iš lėto atsukam visą kūną į tiesą padėtį, ištiesiam kojas. Ta patį darom su kita puse. Ir susisukam. Čia šitoj pozicijoje irgi taip pat galit naudoti pagalves. Jeigu koja nepasideda, pavyzdžiui, kitą kartą irgi rytoj pasidėkit pagalves, kam jeigu nepasidėjo. Tai po kelienų galėsit pasidėti pagalvę, užpildyti vietą, kad gautų susukimus. Ir kvėpuojam į savo vidinius organus. Kvėpuojam ir įsivaizduojam, kaip jie atsinaujina. Kaip išsivalo žarnynas. Atsinaujina inkstų veikla. Ir visi esantis organai tiesiog atnaujėja, sugalvojau naują žodį. Ir kvėpuojam. Ir iš lėto atsisukam atgal. Ištiesiam kojas. Ir sulenkiam per kelienus. Pakeliam užpakalį į viršų, kuo aukščiau. Aišku, jeigu yra kažkam, kam neišeina sukabinti pirštų už nugaros, tai viskas gerai. Rankas laikome prie šonų. Tiesiog prie šonų. O jeigu susikabina, pasitikrinam, tai tada jau sukabinam ir spaudžiam tada delnus kartu vieną į kitą. Net galim, taip atrodo, ant pečių pasikeliam, kad susispaustų delnai. Ir atpalaiduojam delnus, apkabinam kelienus ir pasilinguojam. Padedam pėdas ir vėl kartom tą patį. Ir atpalaiduojam, apkabinam kelienus, pamasažuojam nugarą. Ir pakartojam dar kartelį. Spaudžiam delnus. Ir padedam užpakalį, apkabinam kelienus ir pastritinį. Ir paskutinį tokį didelį. Ir atsisėdam. Ištraukiam užpakalį. Pasitikrinam, ar sėdim ant kaulų. Įkvepiam, pakeliam delnus, nusilenkiam, sugrebiam kojas, kur susigrebia. Pėdos 90 laipsnių kampu teisingai. Ir jeigu išeina jau sugrebt, kaip Žydrūnė pasiekė, tai 2 pirštais apkabini kojų nykščius ir prisitrauki.
alkūnės į šonus. Kas nepagaunat kojų pirštų, viskas gerai. Pagavot šitą blauzdas, ne? Pagavot ir tada irgi traukit už blauzdų. Rytoj galit pasiimti, pavyzdžiui, namuose turi diržą, šaliką ar dar kažką, bet ką, ne? Tai tada užsimesit, va, aš dabar turiu savo marškinius, tai va pasiimu marškinius, apkabinu pėdas, pritraukiu ir traukiu, va per alkūnės traukiu save, kad padėtų krūtinę. Ir prisitraukiu. Ir guliu. Ir atsigulam ant kilimėlio. Jeigu reikia, pasidedam delnus po užpakaliu, iškelat pėdas. Ir kvėpuojam. Gilūs įkvėpimai. Jeigu labai pavargsta šitoj pozicijai, tada nuleidžiat, pailsit truputėlį ir vėl darot nuo ten, kur sustojot. Pasižiūrit, kad nugara būtų plokščia. Ir nuleidžiam kojas, pėdas, išskleidžiam kojas kaip varlytė. Ir pabūnam čia, suglaudžiam pėdas. Ir lėtai galit su rankų pagalba suglausti pėdas. Ištiesiam kojas, pasiimam dėkelius, apsiklojam ir pamedituojam 10 ar 5 minutes bent jau. Galit priimti sąmoningą kvėpavimą, 4 įkvėpimai, 4 iškvėpimai. Ir iki rytojaus parašykite, jeigu turit kokių klausimų.